Na ką, jeigu atėjote iš pirmosios Los Andželo meno distrikto dalies, tai esate mano mylimiausi fanai. O jeigu pirmą kartą matote, tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti mano pirmą dalį, kur mes čia esam, unikalioj Los Andželo vietoj. Tikrai manau, kad bus įdomu pasižiūrėti. O mes ką? Atėjom aplankyti mūsų draugą, kuris gyvena Los Andželo meno distrikto viduryje. Art distriktas yra kontroliuojama zona Los Andžele, nes kaip žinote, Los Andžele gali vienas rajonas būti geras, kitas nelabai geras ir jie yra vienas šalia kito. Realiai čia gali būti dvi skirtingos realybės kelių minučių atstumu. Tai parodysiu dabar jums, kaip atrodo prabangesnis šios vietos gyvenimas ir tada nuvažiuosime tikriausiai į vieną baisiausių Los Andželo vietų. Tai yra Skid Row. Ir Skid Row yra vos tik tais 4 minutės nuo šitos vietos. Tai pamatysite, kaipgi čia galima gyventi, kodėl žmonės čia renkasi gyventi, net ir būdami prie pačios baisiausios vietos Los Andžele. Kol kas Los Andžele yra May gloom, tai oras yra ne pats geriausias, nors ir gegužės mėnesis turėtų būti jau labai karšta. Bet pasižiūrėkite, kiek daug erdvės, kabanų, groja muzika. Ir čia, kaip matote, visos tos gamyklos ir menas, kurį apžiūrėjome pirmoje dalyje. Tai baseinas gan didelis, yra ir džekuzi. Ir kaip atrodo šis pastatas iš čia. Tai, sakyčiau, toks New Yorko konceptas, nes Holivude šiek tiek žemesni pastatai būna. Čia, kadangi daug erdvės, kaip ir minėjau pirmoje dalyje, tai ji yra puikiai išnaudojama. Šiaip čia tikrai yra išskirtinis apartamentų kompleksas, nes čia yra labai daug erdvės. Kažkaip Los Andžele esu pastebėjusi, kad jie turi kelias darbo zonas, vieną baseiną, o čia viskas yra išpildyta. Ir kaip sakau, tai tikriausiai yra todėl, kad tai yra augantis rajonas, bet ir pasižiūrėkite vien čia, kiek atsisėsti. Sakau, populiariausia tai būtų New York'e ir Čikagoje, bet Los Andžele tai ganėtinai unikalu. Jeigu kalbant apie Hollywoodą, Beverly Hills, galbūt tik tais downtown LA dažniau pamatytumėt. Tai čia toliau viskas tęsiasi ir mes tuoj prieisime tokią erdvę, kur galima ir dirbti, ir vakarėlį pasidaryti. Čia yra picos krosnis, galima savo šefą pasimti, dar ekstra grilio. Įsivaizduokite, mūsų pastate iš viso nei vieno nėra griliaus. Tai tikrai vakarėlį galima pasidaryti puikų su draugais. Tai ką tik įėjom į tokią kaip pramogų erdvę. Čia yra virtuvė, kurią gali naudotis visi rezidentai. Kartais, kai lietuviam parodau, kaip atrodo tokie konceptai, tai jie sako, kad čia lyg atrodo bendrabutis kažkoks, kad visi naudojasi. Tai galima ir pavadinti prabangiu bendrabučiu. Bet labai geros medžiagos yra naudojamos, tikrai viskas labai estetiškai padaryta. Ir čia turime stalą, vieną kartą čia darėmės burgerius visi kartu. Bet tikrai dekoras įspūdingas, viskas labai sudarinta. Čia yra ganėtinai naujas pastatas, darytas prieš porą metų, žinokit. Tai čia irgi galima su draugais savo atsisėsti. Tokiuose pastatuose, žinokit, galima net nekviesti draugų į namus. Galima tiesiog pasikviesti juos čia kažkur. Tai mes labai panašiam gyvenom Čikagoje. Paragon, Chicago vadinasi. Tai irgi buvo labai daug erdvės, mes žmonių net galima sakyti nesikviesdavom į savo apartamentus. Tai keliaujam toliau. Tikrai labai gražiai. Čia galima fotosesijų įvairiausių pasidaryti. Žinot, aš jau galvoju kaip turinio kūrėja. Biliardo stalas ir viskas nemokamai. Šiaip galima užsirezervuoti, jeigu norit privatų gimtadienį pasidaryti, bet dažniausiai visi rezidentai naudojasi kartu. Ir ugnį tikrai irgi galima įsijungti. Čia vieną kartą žiūrėjom Eimanto Stanionio kovą, tarp kitko. Va čia sėdėjom.
čia yra netgi spa lounge'as. Einam apžiūrėsime. Tai vat kaip atrodo sauna, sakyčiau, čia tokia rusiška. Man labai patinka, mane patinka labai garinės. Ir labai šilta kažkas įjungęs dabar yra. Tai čia galima atsisėsti, sulčių pasidaryti ir priedo dar galima išsikviesti asmeninį masažistą ir pasinaudoti štai tokiu servisu čia ir patalpom. Tai nereikia irgi kviestis nieko į namus, tik pranešti, kad atvyksta pas juos kažkas. Ir žodžiu, čia galim užeiti. Čia yra persirengimo kambarys, bet šiaip jau įdomu, kaip atrodo koks interjeras. Tikrai erdvės yra labai daug. Tai va. Tai fitneso salė yra labai didelė ir erdvė. Ir Algirdas čia dažnai sportuoja su draugu, esu ir aš vieną kartą atvykusi, tai sakė, kad labai daug geros įrangos yra, vos ne kaip kažkokia tai profesionali sporto salė, bet gal tikriausiai taip ir įrengia. Bet čia galima ir savo klasę pasidaryti ir man atrodo vyksta, žinokit, net čia yra spin room, bet nerašo, ar būna klasių. Tai va. Ir kas geriausia, tai apskritai Amerikoje geriausia yra atsikraustyti, kai pastatas yra naujas, nes niekas dar nebūna sugadinęs nieko, viskas nauja, viskas švaru. Priedo dar mums sakė draugas, kad čia dabar gyvena dar tik 50% apartamentų, tai dar gali kokius metus laiko rinktis visą publiką. Na ir tada darbo zona. Čia visada nuo šito medžio, žinokit, ir kavos man kvepia suši. Bet va štai kaip atrodo. Ir priedo dar yra konferencijų salės, tai vat galit savo ramiai atsisėsti. Vienas minusas tai, kad kėdės labai gražios, bet žinokit, labai nepatogios. Bet vat čia yra nuotrauka iš lobio, vėliau parodysiu, kaip ten atrodo viskas. Tai žodžiu. Keliaujam toliau. Printeris, man atrodo, 10 centų kainuoja viena kopija. Pas mus buvo taip kitose apartamentų kompleksuose, bet va, dar darbo erdvė ir susitikimų. Ir čia, žodžiu, kur atsisėsti, čia turim konferencijų salę, tai iš toj konferencijų salėje irgi teko vieną kartą sėdėti, vėlgi labai nepatogios kėdės. Bet gražu, nesakykit, matosi, kad viskas labai kokybiška ir man atrodo, čia visi baldai yra daryti pagal jų užsakymą, o ne kažkokie tais standartiniai supirkti. Na ir jei dar neužtenka kažko, tai vat kavos, $1, jeigu norite pasimti, įvairiausių tais skonių. Ir čia yra privatus šefo baras, šefo, žodžiu, virtuvė. Tai va, aš įsivaizduoju, kaip čia faina yra darytis gimtadienį kokį ir nebūtina rezervuotis. Bet jeigu kažkas užsirezervuoja, tai tada jūs išmes. Tai, sakau, pasižiūrėkite ir sofos kokio grožio ir visos detalės, aksesuarai. Tai va čia įsivaizduoju, kad galima skaniai papjaustyti kokį nors tuną šviežią. Ir žinoma, kadangi esame meno distrikte, daug meno ir dekoro taip pat čia pamatysite. Na ką, dabar keliaujame į vieną unikaliausių šių apartamentų kompleksų vietą. Tai, kaip ir minėjau, kadangi esame meno distrikte, tai privalomai turime ir tai, ko nerandame ir tikriausiai nerastume kitose vietose. Tai tuo žiūriu tiksliai, kur čia mums reikia eiti, kad nepasimesčiau, nes, kaip ir sakiau, vietos čia yra labai daug. Bet štai apie ką kalbu. Tai yra meno studija.
Taip, kurie tiesiog galite naudotis, galite su draugiam ir draugais pasidaryti kokį nors meno vakarėlį. Aš esu dariusi vieną Van Gogo, kur mes su draugiam irgi piešiam ant drobių ir tikrai puikus laiko praleidimas ir galima savo suvenyrą tokį pasidaryti. Tai štai kaip viskas atrodo. Tikriausiai čia gal ir privačių klasių vyksta, bet nesakykit, tikrai unikalu. Na ką, ir pakilom į apartamentų viršų. Tikriausiai čia yra kaip sakiau, kad meno galerija yra unikaliausia vieta, meno studija, o štai yra mano mėgstamiausia, prabangiausia ir tikrai žada atimantis vaizdai. Tai nieko nelaukiam ir keliaujam apsižiūrėti, o vėliau pakalbėsim apie kainą. Vos tik įėjus, matosi ir Los Andželo kalnai, ir Los Andželo miesto centras. Va, kaip čia viskas atrodo. Tai yra tokios erdvės žiūrėti filmus. Bet sakau, atkreipkite dėmesį į baldus, kaip viskas atrodo. Tikrai norisi ir draugus pasikviesti ir tiesiog dirbti iš čia atrodo tikrai. Pažiūrėkit, sakau, man šitie baldai, tai yra kažkas tokio, net savo namuose norėčiau. Ir kaip atrodo meno distriktas iš viršaus, tai kad suprastumėte, kur mes čia maždaug esam. Tai čia visur, kur mes apvažiavom pirmoji daly, tai čia yra visos tos gamyklos, kur mūsų menininkai chuliganai gyvendavo, o ten yra pats miesto centras, vadinamas Downtown LA, o kur yra iš tikrųjų Hollywoodas. Žinokit, aš nesigaudau, turiu pripažinti. Man atrodo, į tą pusę ten būtų tai daug toliau. Mes čia maždaug esam 30 minučių nuo mūsų namų. Bet, žodžiu, turime tokią vėl šefo virtuvę bariuką. Tai čia yra ir kažkur yra vyno kambarys, kur galima viską pasidėti. Bet paskutinį kartą, kai čia buvom, tai buvo vieni žmonės irgi šefą pasikvietę ir būtent čia darėsi vakarienę. Ir gimtadienį galima švęsti, bet reikia išsinuomoti, nes kitaip gali būti žmonių ir panašiai, bet atkreipkite dėmesį visos vazos, kaip atrodo. Tikrai vienas sunkiausių dalykų yra, man atrodo, namus neįsirengti, o padekoruoti juos. Nes čia matosi, kad labai profesionaliai atrinkta viskas. Šita pusė labai patinka man. Na ką, toliau tęsiam. Tikriausiai čia jau paskutinių erdvių turą. Tai čia yra kaip stogo atviroji erdvė, dar vienas baseinas. Tai čia karštą vasaros dieną turėtų būti labai malonu su tokiais vaizdais. Ir žinot, man kažkom tais šita vieta primena Dubajaus rooftopus su visais tais Infinity baseinais. Priminė man taip vadinama ta Atlantis Royal, man atrodo, Dolce Gabbana baseinai. Tai mums ten prieš metus teko lankytis ir tos privačios tokios kabanos ir baseinas su gražiais vaizdais, kažko man priminė. Tai galima sakyti, gyveni tikram viešbutį. Tai va. Ir štai kabanos, kurias jeigu norite galima išsinuomoti. Jeigu ne, galima tiesiog naudotis iki kol kas užsirezervuos ir jūs išmes, nes rezervacijom yra teikiama pirmenybė. Tai va. Ir čia iš kitos pusės, kaip jums pasakojau pirmoji daly, tai tiltas. Ir kaip matote, kodėl čia yra tiek daug gamyklų. Tai yra traukinių takai, yra Los Andželo upė ir tiesiog strategiškai puikia vieta, bet dabar turim Kiniją ir visas kitas pigesnės vietas. Nors čia tikriausiai Kinijos prekės važiuoja mums į namus. Žinau, kad visiems bus aktualu sužinoti, kiekgi kainuoja čia gyventi. Tai dabar keli niuansai. Matot,
distriktas nėra geidžiamiausia vieta Los Andžele, o tai yra todėl, kad mes esame labai arti Los Andželo miesto centro, taip vadinamų downtown LA, ir aš, kai žmonės važiuoja į Los Andželą apsilankyti, aš visada sakau, nepaslyskite, nes miesto centras Los Andžele nėra kaip Čikago ar Teksase ar dar kur. Čia miestas, pats miesto centras turi labai daug problemų, tai yra vieta, kurios aš dažniausiai vengiu, nebent žinote tiksliai, kur jums reikia važiuoti. Ir panašiai kaip San Francisco Union Square. Man miesto centras, kur man patinka būti, tai yra Beverly Hillsas, West Hollywoodas, Malibu ir panašiai. Downtown LA aš stengiuosi vengti, bet kaip ir minėjau, čia dabar yra kontroliuojama zona, jinai yra auganti zona, tai žiūrėsime, kaip bus, bet kokiu atveju mes esam 5 minutės nuo vienos prašiausių vietų Los Andžele, tai yra Skid Row. Ir ten yra tokia realybė, kad visi benamiai yra suvaryti į vieną vietą, kaip ir sakiau, San Francisco Union Square. Ir kodėl jų toliau kažkur nuo miesto nenuveža ir nepasiūlo, tai yra susijęs su žmogaus teisėm ir panašiai. Ir Los Andželas yra gavęs leidimą išsivalyti, tai jie ir valosi visas tas kitas vietas, bet tikriausiai visiems sako keliauti į Skid Row. Tai čia tokia kaip yra benamių tiesiog bendruomenė. Ir aš parodysiu, ten yra ne tik benamiai, ten yra visai kitos problemos. Važiuosime, pasižiūrėsime, viską parodysiu jums, bet kadangi mes esame taip arti, nėra tokios kainos didelės. Pavyzdžiui, tokie apartamentai Beverly Hillse tikriausiai kainuotų nuo kokių 10 000, nes mes turime 10,000 LA, vieni prabangiausių apartamentų kompleksų Los Andžele. Taip pat prasideda nuo 10 000. Bet kadangi mes esam čia, vieno kambario kaina yra 3,5 tūkstančio, priedo dar komunaliniai parkavimas čia yra ganėtinai brangus. O jeigu norite 2 kambarių, tai jau tada prasideda nuo 6 000. Bet kadangi tai yra nauja apartamento kompleksai, galima kartais gauti 4 savaitės nemokamai, tai mėnesį nemokamai ir panašiai, bet kainos yra va tokios. Tai tikrai prabangu. Bet sakau, New York'e ar Beverly Hills'e šitie apartamentai kainuotų daug daugiau. Tai va, jeigu jūs galite pasiaukoti, čia nėra nesaugu. Čia tiesiog gali būti nemalonu važiuoti, pavyzdžiui, Beverly Hills, nes tu visą laiką turi pravažiuoti. Gali vengti, gali aplinkoje važiuoti, bet kokiu atveju tu esi netoli. Ir šiaip aš sakau, Los Andžele vietiniai dažniausiai būna gudresni negu žmonės, kurie atvažiavo ką tik, ar yra labiau išpindėję. Ir pavyzdžiui, jeigu tu dirbi iš namų, ar pavyzdžiui, žinai kaip apvažiuoti, tu gali sugudrauti ir gyventi tokioj vietoj kaip meno distriktas ir tiesiog nematyti jokių tų problemų, nes kaip ir sakau, čia nėra nesaugu, čia tiesiog yra tas, kad tu esi 5 minutės nuo ten. Tai sakau, čia labai priklauso nuo žmogaus, vienam gali būti koks skirtumas, kad čia 5 minutės, aš niekada ten nematau ten tos skurdžios realybės, o vat kitiem gali iš principo būti nepatogu. Priedo mes esame 30 minučių nuo ten, kur mes gyvename, man mūsų lokacija labai patinka, tai net ir kadangi šitas apartamentų kompleksas turi daug daugiau patalpų, aš tikriausiai nesikraustyčiau čia, nebent kažkas labai jau pasikeistų, bet va tokia realybė, žodžiu. Ką, o dabar po prabangaus meno distrikto pasaulio atėjo laikas jums parodyti, kasgi vyksta už vos tik tais kelių minučių, 1 kilometro galima sakyti Los Andžele, tai yra viena baisiausių tokių gatvių. Žinokit, aš ten per savo, nežinau, kiek aš laiko 5 metus gyvenu Los Andžele, tai buvau ten tik tais nuvažiavusi 1 kartą, nes norėjau daryti vlogą, norėjau pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo ir ką. Ir tikrai ten yra taip blogai, kaip visi ir galvoja, bet pasakysiu vieną dalyką. Aš 5 metus gyvendama Los Andžele nemačiau ir nežinojau, kaip ten viskas atrodo, tai ten nevažiuojant, neskaudina tavęs ta realybė, jinai tavęs nenervina, neerzina ir aš dažnai matau iš tikrųjų, kai iš Lietuvos žmonės atvažiuoja, jie tiesiog renkasi ten važiuoti. Tai tiesiog važiuosim dabar, apsižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo ir pamatysite ir kitą Los Andželo realybę, kurios žmonės dažnai manęs prašo, Nerija, parodyk, kaip atrodo blogoji Los Andželo pusė. Ir tikrai egzistuoja ir dabar patys galėsit savo akim pamatyti ir suprasti, kaip ten viskas vyksta ir kodėl. Tai va, įvažiuojame į Skid Row. Tai kas yra Skid Row? Skid Row yra va tokie keli kvartalai, tokios kaip eilės, kur va yra labai didelė benamių koncentracija. Tai vat
tokios palapinės. Tokio vaizdo niekada nebuvo pačiam centre, bet per koroną jie buvo persikėlę, žinokit, ir į Los Andželo centrą. Tai turiuomenį Beverly Hillsas, West Hollywoodas. Tai va čia yra va tokie vaikšto, va čia kas grilinasi. Pastoviai, va tai čia kokie būna susipjaustimai. Susišaudimų gal ne, bet tai kokias bombas susikuria. Tai va jeigu atsisiunčiat Citizen appsą, tai galit pamatyti, kaip ten viskas atrodo ir vyksta. Filmuoto žmonės. Tai va taip. Nu tai va ten ir verda gyvenimas, žinokit, kartais net ir vaikų galima pamatyti. Bet iš tų žmonių suprasite, kad čia yra ne tik benamių krizė, o ir narkotikų krizė. Ir žinokite, čia žmonės gali tiesiog išlysti ir įbėgti į automobilį, trenkti į langą ir taip toliau. Tai ką mes čia darom dabar, tai žinoma rizikuojam, va ką turiu omeny. Tai jis galėtų tiesiog. Ir va čia žmonės dalina maistą, padeda kažkas tvarkytis. Jo, va čia padarė. Tiesiog vandenį paleido, net nenustepčiau, jeigu tai padarė. O ir šunį turi. Tokie tais namai. Ir kas baisiausia, kad visą šitą, sakau, yra labai netoli net Flower District, tai gėlių distrikto. Ir čia yra tiek daug gėlių, viskas pardavinėjama yra tokia didmeninė prekyba. Ir žmonės dažnai nori atvažiuoti nusipirkti gėlių ir čia yra tiek daug, tai tikrai gadina visą ir verslo atmosferą ir čia niekas negali atsigauti, nes tikrai nemalonu čia yra. Tai ką aš turiu omeny, kad čia yra ne benamių krizė. Čia yra ne benamiai, o čia yra žmogus, kuris yra tiesiog kenčia nuo narkotikų ir, žinokit, tokiem žmonėm atsistatyti yra, nežinau, neįmanoma. Ir, pavyzdžiui, tu ateik dabar iš tam žmogui pasakyk, kraustykis kažkur, išsivalyk. Tai yra neįmanoma. Žinot, kalbant apie Trumpą kaip prezidentą, viena iš priežasčių, kodėl jisai taip kovoja su Meksika, kodėl jisai taip kovoja su Kinija, nes yra tokių gandų, galbūt prezidentai žino daugiau informacijos negu paprastas žmogus, kad Kinija prisideda prie narkotikų krizės Amerikoje. Ir jis dėl to labai pyksta ir ant mūsų sąjungininkų Kanados, ant mūsų sąjungininkės Meksikos, todėl, kad jie per sieną praleidinėjo didelius kiekius narkotikų ir iš tikrųjų, kai Trumpas pradėjo grasinti, kad ir į Meksiką įves, žodžiu, savo armiją, labai surimtėjo Meksikos prezidentė. Ir tos visos fentanilo, man atrodo, laboratorijos iš tikrųjų užsidarė yra New York Times, liberalių žurnalistų portalas, kuris darė tyrimą ir, žodžiu, pasakė, kad tikrai jie lankėsi tose laboratorijose, kurios yra tiesiog butuose. Ir kai Trumpas, žodžiu, pradėjo grasinti, iš tikrųjų jos buvo uždarytos ir tik kažkas sujudėdavo, tai tų žmonių ieškodavo policija ir jie sėsdavo į kalėjimą. Tai tiesiog parodė, kad buvo galima tą padaryti. Tiesiog nenorėjo Meksika skirti tam labai daug resursų. Tai, žinot, netikėčiau galbūt, jeigu ir kritiškai galvočiau, jeigu tai būtų atėję tik iš Baltųjų rūmų, bet New York Times apie tai dalinosi. Tai šitų niuansų kartais žmonės nemato ir galvoja, kodėl Amerikoje yra ta krizė. Taip, žmonės visame pasaulyje tikriausiai vartoja narkotikus, bet realiai tai čia yra ir didelis ginklas, net nereikia pradėti karo, jeigu tu į šalį gali paleisti stiprius narkotikus. Nu tai kad suprastume, ta prasme, čia baisu yra filmuoti, bet tokia yra realybė. Ir sunku yra iš tikrųjų susitvarkyti su tuo. Žmonės bėga, lekia, čia ir maistą gaminasi, čia tiesiog bendruomeniškas gyvenimas vyksta. Čia irgi susibūrimas.
Ir žinot, dažnai žmonės sako, kaip Los Andželas nesusitvarko, tai visų pirma, žmonės šitą irgi turi žmogaus teisės ir teismai turėjo išaiškinti, ar miestai gali žmonės išvyti iš gatvių ir neleisti jiems statytis palapinių. Kitas dalykas - dirbti su žmonėm ir padėti jiems. Ir dažnai žmonės sako, kad čia yra benamių krizė ir Los Andžele yra labai brangu, todėl čia žmonės negali išsinuomoti ir gerai gyventi, tai iš tikrųjų tai nėra tiesa. Kaip matote, problema yra daug labiau kompleksinė ir ateik tu dabar pas šitą žmogų ir sakykiam, eik gydytis. Tai jeigu niekada nesidomėjote apie priklausomybę, tai galbūt atrodys, kad kodėlgi ne, bet jeigu domėtės tikrai ar turėjote kažką savo artimoje aplinkoje, tai suprasite, kad tai yra labai sudėtinga ir negali priversti žmogaus, jeigu jis pats to nenori daryti. Ir aš esu mačiusi video, kai važiuoja šeimos nariai ir maldauja, kad šitie žmonės grįžtų namo ir, jie tiesiog nenori. Tiesiog nenori ir jiem yra lengviau čia gyventi, jie čia lengviau narkotikus gaus ir tiek. Tiesiog. Dar daug benamių iš tikrųjų renkasi gyventi tokiuose RV automobiliuose, ne palapinėse, bet jie šiek tiek tvarkingiau atrodo, bet čia irgi yra nuosavi namai. O čia va net bokso treniruotė vyksta. Sakau, čia yra tiesiog gyvenimas verda ir žinokit, ir sakau, kas baisiausia, tai kad čia ir namų, ir čia yra ir vaikų, žinokit, šiuose vietose, kas man yra baisiausia, atrodo, bent jau tos vaikus išgelbėtų. Čia laksto visur. Tai realiai atkreipkite dėmesio šitoj visoje zonui, kur yra šitie benamiai, tai šitie visi butai yra, galima sakyti, beverčiai. Kam tu juos išnuomuosi? Niekas neveikia, jokių kavinių, jokių restoranų, todėl kad jau žmonės žino, kad čia yra tokia zona, kurios reikia vengti ir nevažiuoti tiek daug erdvės, kuri galėtų būti išnaudota, visur reklamos, bet čia tikrai niekas nepadarys gero verslo. Tai manau, suprantat, kad šitoj vietoje gyventi yra pigiausia, todėl aš visada sakau žmonėm, kurie renkasi Los Andželą, žinokite, kur eiti, kur neiti. Aš tai visą laiką žinau, kai ir keliaudavom dar su mama į Ameriką, kad yra čia rajonų, kur nereikėtų užsukti ir tikrai reikia tiksliai žinoti, kur eiti. Tai čia toks jau visiems žinomas faktas, kad Los Andželo būtent miesto centre yra tokia zona kaip ir San Franciske. Tai sakau, net aplinkui nesinori būti šalia, bet 5 minutės nuo čia, atrodo, prasideda, sakau, ta kontroliuojama zona, kur policija neleidžia išeiti šiem žmonėm ir kelti kažkokį tai pavojų kitiem miesto rezidentam. Tai va. Jo. Čia visi laukia eilėj, nes labai dažnai atveža jiems, nedažnai, iš tikrųjų visus patiekalus, pusryčiai, pietus, vakarienę atveža ir jie keliauja eilėse, kai kurie apsitvarko, kai kurie nori švariau gyventi, bet čia, matot, tai yra kažkoks tai donation centras ir čia jie nebūna išalkę. Tai, o čia yra tokia kaip ligoninė jų. Tai jeigu kažkas
turi overdose, kaip čia per daug narkotikų perdozavimas, tai tada gali keliauti į tą palapinę ir gauti vaistų. Tai va tokios priežiūros yra čia ir greitoji važinėja, bet sakau, vat, geriau čia yra, žinokite, nepapulti. Tai va, sakau, labai dažnai žmonės manęs klausia, ar galiu parodyti. Tai sakau, aš per 5 metus čia buvau tik vieną kartą ir aš net neįsivaizdavau, kaip visą tai atrodė. Iš tikrųjų, nesenai buvau dar savo draugę atvežusi čia. Tai gal aš 2 kartus buvau, nes pirmą kartą buvau tada, kada aš tiesiog pati norėjau pasižiūrėti ir tada kitą kartą važiavau, kada draugiai norėjau parodyti. Ir jinai irgi buvo nemačiusi, nes mes West Hollywoode gyvenom ir susipažinom iš tikrųjų. Tai kas čia vyksta dabar, mergina kalbina. Matai, Algirdai? Ne. Va, nusileidau langą. Tai žodžiu, esmė yra tokia, sakau, kad čia yra tokia zona, kurios reikia vengti, kur nereikia čia gyventi. Ir tikrai didelė problema. Ir problema yra gilesnė nei brangus apartamentai, bet sakau, ir narkotikai, ir kaip nepažįsti tų žmogaus teisių, ir šiaip dirbti su žmogumi, kuris turi priklausomybę, yra labai sudėtinga. Tai va, nors ir pabaigiu savo video ne pačia geriausia nuotaika, nes tikrai, žinokit, čia pavažiavus Algirdas sako, reikia greičiau iš čia važiuoti, tikrai nemalonu ir liūdna matyti tokią realybę, bet ką, gyvenam toliau ir žinom, kad tos problemos egzistuoja ir svarbiausia prižiūrėti savo šeimą, kad nieko panašaus neatsitiktų. O ką, o mes viskas važiuojam ir pabaigsim jau savo dieną, nežinau, gal važiuosim kur pavalgyti, Algirdai. Ir ką, ir lauksiu jūsų komentarų, kaip viskas jums čia atrodo ir rekomendacijų, ką norėtumėte dar pamatyti Los Andžele. Tai ačiū ir iki susitikimo.